pristatysim savo metinę veiklą tiek vyriausio administracinio teismo, tiek ir apygardų administracinių teismų. Ir tikiuosi, bus ir kažkokių diskusijų, manau, kad turėsite klausimų kažkokių, tai tikrai manau, kad naudingai praleisim šį laiką. Tai visų pirma kviečiu teismo pirmininką Ričardą Filičiauską, kuris ir pasakys sveikinimo žodį ir pristatys mūsų praėjusių metų veiklą. Labadiena. Tai gerbiami Seimo nariai, gerbiamas ministrė, gerbiami svečiai, gerbiami kolegos. Tai šiandien mane truputėlį apima toks dviejopas jausmas. Visų pirma, lyg tai panašu, kad tai jau gaunasi toks kasdieninis, kasmetinis, rutininis renginys. Ir kitas jausmas man yra toksai, kad tai yra tam tikras išskirtinis ir neįprastas renginys. Tai tą renginį neįskirtinių ir neįprastų renginio darote jūs, kadangi dalyvaujate jūs savo diskusijose, užduodate mums klausimus, diskusijos vyksta ir vėliau, po oficialios diskusijos štai prie kavos. Tai labai norėčiau irgi pakviesti būtent iškelti tos klausimus, diskutuoti tais klausimais, kurie jums rūpi tiek diskusijos po pagrindinių pranešimų metu, tiek vėlesnės kavos metu. Taip pat šiandien mes irgi laikomės tos tradicijos, pabandom pakviesti galbūt vieną svečią pranešėją iš šalies, kuris galbūt palies kažkokius klausimus, kurie mums teisėjams atrodo svarbus, mūsų teisėjų bendruomenė ir visuomeniai taip pat. Šiandienos tema yra korupcija. Mes rūpinamės žmogaus teisėm ir iš savo bylų mes matome, kad tas reiškinys yra paplitęs mūsų valstybėje ir jis efektyviai naikina žmogaus teises. Tai ta tema jinai nėra kažkokia atsitiktinė, yra dėl to, kad yra susijusi su mūsų veikla, ginti tas žmogaus teises, ir aktuali. Tai dabar šiandien norėčiau visų pirma pradėti savo tikslu. Mano tikslas šiek tiek pažiūrėti 14 metus, kas įvyko administraciniuose teismuose ar aplink juos, ir galbūt žvilgti šiek tiek į priekį. Noriu paliesti ir tam tikrus vadybinius, techninius dalykus, taip pat noriu pabandyti pakalbėti apie teisinius dalykus, jeigu suspėsiu. Dabar, aišku, per 15 minučių aš neturiu galimybės smulkiai detaliai pristatyti mūsų teismo veiklą. Bet noriu atkreipti dėmesį į du leidinius, kurie yra. Tai vienas tas daugiau plačiai visuomeniai skirtas leidinukas, kurį jūs turite šiandien rankose. Jame yra pateikta tam tikra statistika apie administracinius teismus ir apie mūsų bylų kategorijas ir kitus galbūt pokyčius. Ir yra labai teisininkams svarbus leidinys, elektroninis mūsų praktikos pristatymas, kurį mes darome labai išsamų, kur yra atskleista mūsų per visus metus pateikta teismo praktika. Tai tą leidinį jūs galite rasti elektroniniu pavidalu mūsų teismo tinklapyje. Tai dabar 2014 metai. Visų pirma, tai mums iš tiesų tie metai buvo svarbus, kadangi atšventėm tam tikrą savo, tokį nedidelį kol kas jubiliejų 15 metų. Ir tie 15 metų mums buvo sunkus metai, kadangi buvom priversti nuolat tobulėti, nuolat atsinaujinti. Tai buvo tam tikri tokie ir mokymosi intensyvūs labai metai. Per tuos metus mes šiek tiek mąstėme, ką mes veikėme, kokią mes naudą visuomeniai kūrėme, tai tie prioritetai mūsų lyg tai mums patiems dabar yra labai aiškus. Tai mūsų labai yra svarbus dalykas užtikrinti žmogaus teisę į nešališką teismą. Ir kiekvienas žmogus turi tokią konstitucinę teisę, kad jo bylą išnagrinėtų nešališkas, jokių politinių ar kitų interesų, išskirtinių nuostatų neturintis teisėjas. Ir taip pat kitas mūsų irgi labai svarbus prioritetas, jisai irgi nesikeičia, tai yra kokybiškas, efektyvus ir greitas individualių asmens teisių greita tokia apsauga. Tai mums, aišku, sunku patiems vertinti, kaip mums sekėsi. Ar mums sekėsi, ar mes veikiam nešališkai, ar užtikrinam šitą labai svarbią žmogaus konstitucinę teisę. Ar galbūt mes galime kažkur tobulėti, bet turime tam tikrų tokių šalies vertinimų. Tai visų pirma, Europos žmogaus teisų teismas yra paminėjęs, kad mes esam tinkama ir efektyvi asmenų teisių gynimo priemonė kompetitinga nagrinėti žmogaus ginčus su valstybė. Tai toks vertinimas yra ne tik tais Europos žmogaus teisų teismo,
padarytas vienoje iš jų nagrinėtų bylų, bet mes ir turime ES institucijų nuomonės, kad mūsų Lietuvoje veikiantis administracinių teismų modelis yra efektyvus, jis yra pavyzdys. Ir galim šiek tiek pasidžiaugti, kad net ir kai kuriuose valstybėse, kaip Bulgarijoje, įtakojame tokios teismų sistemos atsiradimą padarytą mūsų pavyzdžių. Taip pat 2014 metų yra labai svarbus irgi leidinys, kuris Europos komisijos ataskaita 2014 metų ES teisingumo švieslentė. Jeigu jūs atkreipti dėmesį, tai yra iš tiesų labai stambus leidinys, daug informacijos pateikiamos apie visus Europos valstybės, apie įvairius teismų veiklos aspektus. Tai mane iš tiesų nustebino tam tikras žirklės, kurios yra aiškiai matomos, kiek valstybė skiria teismams lėšų, lyginant su kitais valstybės prioritetais. Tai mes esame prie tų valstybių, kurios galbūt mažiau teismams skiria, lyginant su švietimu ir visais kitais dalykais. Na, bet kita statistika yra, kokie bylų nagrinėjimo tempai ir koks efektyvumas teismų veikimo. Tai mes pakliūname tarp efektyviausių teismų. Tai jeigu pasižiūrėti taip detaliau, ten administracinės bylos atskirai paminėtos, greta civilinių ir baudžiamųjų, tai Lietuva pirmauja tarp ES valstybių narių pagal administracinius teismuose nagrinėjimų bylų spartumą. Ir Europos tarybos, Europos veiksmingo teisingumo komisija CPI Lietuva 2014 metais įvardino kaip vieną iš geriausiai administracinių bylų srautų suvaldančių valstybių. Na, tai yra tam tikri iš šalies vertinimai, galbūt yra kažkokių blogų, tai diskusijos metu jūs galėsite atkreipti dėmesį, kad galbūt yra ir kitokių nuomonių. Na, bet tai yra tam tikri, manyčiau, mūsų kolektyvo pasiekimai, mūsų teisėjų, mūsų teisininkų pasiekimai. Ir iš tiesų, aš manau, kad per šitus 15 metų mes turime daugybę aukščiausios kvalifikacijos teisininkų ir teisėjų. Ir iš tiesų, ta teismų, teisėjų specializacija yra pasiteisinusi. Taip pat šitie metai mums buvo ir tam tikri modernumo, brandos metai. Jūs turbūt pastebėjote, kad elektroninė byla įdiegta. Aš manau, kad jinai veikia sėkmingai administraciniuose teismuose. Elektroninių bylų nuolat daugėja. Aš per praeitą savaitę 4 sprendimus pasirašiau elektroniniu parašu, nėra popierinių originalų. Tai mano asmenis galbūt rekordas ir aš kaip matau, kad tas elektroninė erdvė, jinai plečiasi ir tai teikia tam tikrą naudą ir taupant lėšas teismo, na ir galbūt greičiau ir patogiau žmonės teikiant tam tikrus paslaugas. Dabar 14 metai mums irgi ypatingi tuo, kad įdiegėme keletą tokių vadybinių instrumentų. Tai visų pirma įdiegėme tarptautinį ISO 9001 standartą atitinkantį kokybės vadybos sistemą. Na ir kitas atskiras instrumentas tai teismo klientų aptarnavimo standartą. Tai įdomus tie instrumentai, aš manau, kad jie praturtino mūsų vidinę darbo kultūrą, padopulino mūsų procesus. Na, jie skatina pasitempti mus ir veikti geriau. Iš tiesų turėjome daug kliučių, šiek tiek baiminomės. ISO šitas instrumentas jums buvo galbūt priimtinas dėl to, kad pati esmė šito standarto buvo dėmesys būtent teismo klientų. Jis yra svarbiausias ir aplamai klientui tos institucijos, nes šitas standartas jis yra įdygtas 10 000 organizacijų veikiantis jisai yra. Ir jo fokusas būtent yra dėmesys klientui, tai sutampa su mūsų galbūt tų požiūriu, kad mūsų irgi veiklos žmogus ateinantis į teismą yra labai svarbus. Dėl to mes ryžomės įgyvendinti. Na, o klientų aptarnavimo standartas, aš nežinau, ar jūs esate patenkinti aptarnavimu teisme, jeigu nepatenkinti, sakykite, kas yra blogai. Mes atlikome tyrimus ir mus tyrė tuo metodu, kaip slaptas klientas ateina į teismą ir po to vertina pagal daugybę kriterijų. Tai iš tiesų gavome puikiausius įvertinimus. Mes to tiesą pasakius nesitikėjome tokių vertinimų. Tai galbūt tokie vadybiniai, vidiniai dalykai, išoriniai dalykai iš tiesų.
aš norėčiau pasidžiaugti, kad iš tiesų neblogai veikia darbo grupė, kuri yra įkurta prie Teisingumo ministerijos, kurios tikslas yra pagerinti mūsų administracinių bylų teisenos įstatymą. Iš tiesų labai darbingai, galbūt jūs nepastebėjote tai, bet surinkti kompetitingi specialistai buvo. Ir tos idėjos teismo viduje iš tiesų, kaip patobulinti mūsų įstatymą, na, jos įvairiai buvo svarstomos teismo viduje, mes dažnai rinkdavomės ir teisėjai, ir teismo darbuotojai, diskutuodavome, kaip tai galėtų būti geriau. Aš apie tai nenorėčiau plačiau kalbėti, nes galbūt mūsų atstovas grupėje šitiek plačiau gal pakalbės apie tuos galimus pasikeitimus. Iš tiesų mes to įstatymo laukime ir matome, kad iš tiesų tas bendradarbiavimas su vykdomąja valdžia, su Teisingumo ministerija, iš tiesų buvo labai efektyvus ir iš tiesų kuriantis, manyčiau, didelę vertę visuomeniai. Dabar taip pat pastebėjome šiemet galbūt tokia irgi tendencija, sakyčiau, geroji tokia praktika, kai įvairios institucijos mus informuoja, kad štai atsiranda kažkokia nauja byla, atsiranda kažkokia bylų grupė, kurios teismą pasieks, mes komunikuojame su teismais ir tokiu būdu stengiamės kažkaip tą pirmąją bylą greičiau nagrinėti, kad daugiau aiškumo institucijoms būtų, kuri teismo praktika bus linkme judės ir patiems teismams yra geriau. Tai iš tiesų ir su elektroninė, ir su šitom elektrinėm saulės ir visi kiti dalykai. Aš manau, kad tai yra pozityvų rasti instrumentą, kokiu būdu pranešti teismui, kad štai yra serijinės bylos, kad jos, reiškia, jų bus ten 100, 10 ar 1000 ir kad teismai galėtų kažkokiu tai būdu pasiruošti ir galbūt tą aiškumą teisinį sistemą įnešti anksčiau. Taip pat yra, manyčiau, pozityvi ta praktika, kai jūs pranešate, kad jūs galbūt galvojate, kad teismų praktika nėra vienoda. Tai galima padaryti įvairiausių būdų, tiek departamentui, parašant, kad ir paprastą elektroninį laišką, kaip ir man tiesiogiai. Tai visada, visais atvejais mes vykdome tam tikrą vidinį tokį tyrimą ir tyrinėjame tą problemą, ar vienoda ar nevienoda praktika, ir kokia to priežastis, ar keitėsi įstatymai, ar kažkas kitas, ir kaip turėtų tai ateityje judėti tolyn. Taip pat yra, manyčiau, kad gera irgi ta tendencija, kai institucijos praneša, kad ir šita byla yra svarbi. Mums svarbi, visuomeniai svarbi dėl kažkokių tai priežasčių, tai ir prašoma sudaryti kažkokią išplėstinę kolegiją, kur tas klausimas, jis būtų tyrimas, reiškia, su didesnėmis, galbūt intelektualinėmis pastangomis. Tai šiemet bylų mes turėjome tokias 38, kurios buvo ir dėl klausimo svarbos, ir dėl nevienodos praktikos, ir galbūt siekiant išvengti kažkokių neigiamų poveikių teismų sistemai. Taip, tai dabar tai tokios galbūt tos pagrindiniai tokie dalykai, ką aš norėjau pastebėti, ir galbūt prie jų dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mūsų teismo tinklapį. Mūsų teismo viduje yra iš tiesų nemažai teisės mokslininkų, yra nemažai žmonių, kurie šiek tiek žiūri plačiau ne vien tik, kad mes turim bylą ar turim parašyti sprendimą 3 puslapių, bet šiek tiek plačiau, ką mes iš tiesų kūrime, kas iš to gaunasi valstybėje. Ir stebime ir aplinką, tai jeigu jūs žiūrėjote mūsų teismo tinklapyje, tai mes bandome šiek tiek pateikti ir Europos žmogaus teisių teismo praktiką, bandydami pateikti tam tikrus vertimus ir paaiškinimus lietuvių kalba apie tuos bylas, kurios yra susijęs su mūsų veikla, su mūsų nagrinėjimais klausimais, kurie mes galvojame gali būti svarbus ir reikšmingi. Taip pat atkreipkite dėmesį į Teisingumo teismo tam tikras apžvalgas, ir stengiamės pačią naujausią praktiką irgi specialiai talpinti. Tam tikra naujovė šiemet irgi yra tai, kad mes įsteigėme naują skyrelį tinklapyje, tai skirta administracinių teismų doktrinai. Norėsime patalpinti tos Lietuvos teisės mokslo straipsnius ar nuorodas į juos, jeigu draudžia autorinės teisės mums juos kažkaip publikuoti patiems, kur vis tik tais būtų galima tiems, kas domisi administracinį teismą, žmogaus teisėmis ir konstituciniais klausimais, pabandyti ieškoti tos teisinės mokslo minties lietuvių kalba, arba ne tik lietuvių kalba, bet apie Lietuvos situaciją. Jeigu pastebėjote, patys kažką parašėte, kad jūs nesate įtraukti, tai ten yra tik pirmasis žingsnis, tai rašykit, mes įtrauksime jūsų publikacijas arba tai, ką jūs radote vertingo į tą tinklapį.
Dabar čia yra, mūsų leidinį rasite daug statistikos, kas keičiasi su gaunamomis administracinių teismų bylomis. Ir norėčiau galbūt tik tais keletą, nekartoti tos informacijos, kurios yra leidiniai, bet tik truputėlį atkreipti keletą dėmesio į keletą tokių aktualių klausimų. Jeigu pasižiūrėsit, pamatysite, kad apygardų administracijos teismuose atsirado gan didelis neišnagrinėtų bylų likutis. Ir mes šiandien irgi diskutavome susirinkime. Iš tiesų teisėjai, kai kurie yra sunerimę, nes turi neišnagrinėtų bylų savo žinioje atskiras teisėjas 400 ir panašiai. Tai yra iš tiesų kelia tam tikras problemas. Šito reiškinio tam priežastis, tai yra viena priežasčių tai yra tos serijinės bylos, kurios gimsta po Konstitucinio teismo tam tikrų sprendimų, kur yra atitinkamas reguliavimas, yra pripažintas antikonstitucinio. Ir po to žmonės bando ieškoti kažkokio tai klausimo, kaip dabar su jų teisėmis, ar Seimas pažeidė jų tas teisės, ar jiems priklauso kažkoks žalos atlyginimas, ar nepriklauso. Ir yra daugybė šiuo metu bylų, kurios yra sustabdytos, nes laukia Konstitucinio teismo tam tikrų kažkokių papildomų išaiškinimų. Tai yra tam tikra problema ir mes įžvelgėme tam tikrą grėsmę, kadangi puikiai žinome, kad Lietuvos žmonės turi teisę į efektyvę pažeistų teisių gynybą. Žinome Strasbūro teismo reikalavimus, kad mūsų byla administracinė teismuose negali trukti ilgiau negu 4 metus. Na ir matome, kad tas terminas jis artėja prie pabaigos ir Konstitucinis teismas dar bylą savo žinioje turi. Neaiškus yra politikų sprendimai. Bet visą tai gali turėti, jeigu ilgai labai užtruks, tam tikrą neigiamą poveikį, kadangi reikės mokėti kompensacijas valstybei už būtent to klausimų pernelyg lėtą sprendimą. Tai mes teisėjai tai puikiai suprantam, bet puikiai suprantam, kad yra priimti įstatymai, mes turim gerbti tvarką, kuri nustatyta Lietuvoje, konstitucingumą tikrinti Konstitucinį teisme ir negalim jo peršokti. Ir kol kas nematom kažkokių galimybių ar paskubinti to klausimo sprendimą, bet kadangi šiandien pas mus dalyvauja vienas kitas politikas, aš manau, kad jūs apsvarstysite tą grėsmę tokią. Taip, tai dabar kitos bylos, bendra tendencija irgi yra ta, kad vis iš tiesų gauname sudėtingų bylų ir tas bylų sudėtingumas, ko gero, jisai nemažėja. Panašu, kad advokatų Lietuvoje yra labai daug ir jie turėdami galbūt savo netokį didelį bylų kiekį, kiekvienas turi laiko geriau pagalvoti ir iškelti sudėtingesnius mums klausimus. Tai bendras toks sudėtingumas panašu, kad administracinių bylų didėja, bet taip pat matom tam tikras ir tendencijas, kad kai kurių bylų kategorijų daugėja, kai kurių mažėja. Tai labai aiškiai šių metų statistika rodo, kad beveik dvigubai daugiau gauname bylų susijusių su sveikatos ir socialinės apsaugos klausimais, tai įvairių pensijos bylų, tai jų išaugo beveik dvigubai. Energetikos yra tokios bylos, jos indeksuojamos pagal taip vadinamos energetikos, kur patenka įvairūs klausimai. Tai mes gavome beveik 3 kartus daugiau tokių bylų, kurios indeksuojamos. Tai tie klausimai yra svarbus, matomai žmonėms. Na ir stabiliai daug gauname žalos atlyginimo bylų ir stebime ir kalėjimo įkalintų asmenų skundus dėl tam tikrų laikymo sąlygų. Jie puikiai žino ir yra susipažinę su žmogaus teisių teismo praktika. Na ir čia gal Kaunas, gal pirmininkas konkrečiau pakalbės, kas pas jūs dedasi. Mes vyriausiam administraciniam teisme, tai jų gauname šitų bylų, daug gauname šitų bylų. Taip pat nuosavybės teisių atkūrimo procesas kažkaip vis nesibaigė, tų bylų irgi stabiliai gauname. Mokesčių bylos irgi yra svarbi mūsų tokia sudėtinė dalis, bet yra teisėjai nagrinėjantys mokesčių bylas, labai palankiai atsiliepė Mokestinių ginčų komisija, kaip turinčia labai kvalifikuotus teisininkus, sugebančius iš tiesų dirbti nepriklausomai ir teikiančius didelę pagalbą teismui. Taip, tai dabar ir iš bylų mes matome tai, kai įstatymai yra aiškus, yra tam tikra praktika, tai bylų kaip ir nebūna. Bylas mums gimdo tam tikri neaiškus teisiniai reguliavimai, neaiškus įstatymai, besikeičiantys įstatymai. Tai jie visi, reiškia, mums didina bylų kiekį. Taip, dabar mūsų šie metai
jie, kas liečia neskaičius, o vidinį bylų dalyką, tai irgi norėčiau pasakyti tai, kad turime ir fundamentalių klausimų, turime ir paprastų techninių klausimų. Tai iš fundamentalių klausimų norėčiau pasakyti tai, kad iš tiesų turime galimybę mąstyti apie ir teisės principus, ir apie tokias fundamentales vertybės. Kaip štai, tarkime, turėjome tokią bylą dėl ministro įsakymų, kuriuo patvirtintos žvejybos Baltijos jūroje kvotos. Iš tiesų sprendėme tam tikrą klausimą dėl ūkinės veiklos ribojimo teisėtumo vertinimo. Ir svarstėme, kiek tai turėtų būti įstatymais numatyta, kiek, tarkim, gali būti poįstatyminiais aktais. Ir teismas laikėsi tos pozicijos, kad vis tik tais tokio suvaržymai asmens teisių, jie turėtų būti numatomi tam tikrais įstatymais. Ir tai yra galbūt vienas iš tokių pavyzdžių, kai iš tiesų tas klausimai dėl asmens laisvių, dėl tokių kompetencijos valdžios institucijų, jie iš tiesų yra labai svarbus, jie įtakoja visą valstybę. Praeiti metai buvo ypatingi tai, kad iš tiesų turėjome nemažai referendumo klausimų, nemažai rinkiminių bylų. Ir tos bylos rodo tai, kad vis tik tais tebe išlieka mums poreikis kreiptis į Konstitucinį teismą ir paklausti. Ir kaip pastebėjome, kad tie mūsų kreipimais į Konstitucinį teismą iš tiesų yra prasmingi, nes mūsų abejonės dėl rinkimų reguliavimo Konstitucinis teismas dažnai patvirtina, kad iš tiesų tos nuostatos yra kai kurios antikonstitucinės. Taip pat galbūt irgi pastebėjote, kad turime naują tokią esminę žmogaus teisę, įtvirtinta pirminėje ES teisėje, tai teisė į gerą administravimą. Ir šie metai irgi buvo reikšmingi tai, kad pateikėme tam tikrų įžvalgų, kas tas yra teisė geras administravimas, kas tai yra teisė į gerą administravimą, koks yra šitos svarbios žmogaus teisės turinys mūsų veikloje. Kadangi čia yra nemažai ir valdžios institucijos atstovų, tai yra mūsų teismo praktikoje šiemet ir yra paminėta, kad mes privalom veikti atidžiai, veikti rūpestingai, siekdami užtikrinti šitos teisės įgyvendinimą. Kitose bylose mūsų teismas pabrėžė, kad teisė į gerą administravimą suponuoja ir tai, kad atsakingos valstybės institucijos, priimdamos sprendimą dėl asmens teisės, pavyzdžiui, ligos pašalpą, privalo imtis aktyvių veiksmų, siekdamos kuo tiksliau nustatyti svarbias aplinkybės, kurios būtinos sąžiningo ir nesiekiančio piktnaudžiauti teisė išmokos gavėjo teisė į išmokas įgyvendinti. Taip pat irgi šitas principas buvo taikytas ir užsieniečių bylose, kad teismas mūsų išaiškino, kad tas prašymas dėl prieglobsčio neturėtų būti nagrinėjamas nepagrįstai ilgą laiką ir tik siaurai formaliai. Gero administravimo principas apima viešųjų paslaugų prieinamumą ir teisę būti išklausytam. Taip pat irgi, nors atrodo visiems pakankamai aišku, mūsų teisės sistemos toks principas, kad atsakomybė negali tęstis neribotą laiką, yra baudžiamoji teisė tam tikri senaties terminai, ir administraciniai, ir kitose srityse. Tai pasirodo, kad turime tam tikrų sričių, kur tas klausimas įstatymais nėra aiškiai pasakytas. Ir svarstėme, kad visuomenės informavimo įstatymai nėra įtvirtinti terminai. Žurnalistų etikos inspektoriaus taikomoms poveikio priemonėms, tai iš esmės tam tikra spraga ir mūsų teismas tą spragą pildė taikydamas įstatymų analogiją, iškodamas to termino, kur atrodė, kad kažkoks galbūt nepastebėjimas įstatymų leidėjo, nes negali tai būti, kad kažkoks klausimas iškeliamas dėl atsakomybės leidinio ar žurnalisto po 10 metų. Tai dabar ir iš tiesų tas 14 metais mūsų teisme nuosekliai vystyta teismo praktika tokiuose itin svarbiose srityse, kaip socialinė apsauga, mokesčių, muitinės veiklos teisinis reguliavimas, konkurencija, energetika, aplinkos apsauga, vartotojų teisės, statyba, teritorijų planavimas ir kitos. Dėl laiko stokos visų šitų reikšmingų praktikos tendencijų pasikeitimų apžvelgti nepajėgsiu, tai netoks ir šiandien to renginio tikslas. Ir taip pat šiandien su Lietuvos vyriausio administracinio teismo praėjusių metų aktualijomis bei tuo, ką mums pavyko nuveikti, ką galėsite susipažinti būtent skaitant ir mūsų teismo elektroninį vidinį leidinį, kuris bus teismo tinklapį, tiek rasti tam tikrų faktų ir šiame leidinyje.
Na ir tai tiems, kam rūpi mūsų teismo jurisprudencija, sužinoti šiek tiek daugiau, kaip rasti tą mūsų praktiką, kokius mes instrumentus taikom, matomų turėtų būti aktualus 4. šios dienos pranešimas. Na, iš tiesų dėkoju už tą laiką, kurį jūs man skyrėte ir norėčiau užleisti jau tribūną kitiems 3 pranešėjams. Na ir primenu, kad neskubėkite įsiskirstyti, pasinaudokite tą diskusiją ir užduokite klausimus, iškelkite klausimus, kurie jums rūpė, na ir po to galbūt likusius klausimus prie kavos puodelio mes galėsime aptarti. Tai labai ačiū Jums už dėmesį.